Sveiki, brangieji. Čia aš vėl, Laurūnas, ir šiandieną pristatau juostinius grotuvus Akai GX77 ir Pioneer RT 707. Truputėlį supažindinsiu jūs, kuom jie panašus, kuom skirias. Tai šitas Akai 77 yra 6 galvučių, stiklo feritas, labai ilgai atsparios galvutės. Jisai groja į kairę ir į dešinę. Ir taip pat rašo į kairę ir į dešinę. Jums nereikia pervesti nei juostos, nieko. Ir jisai pas jį yra 3 motorai, 2 prasukimui ir 1 suka veleną per diržą. Kaip kasetinis magnetofonas tenais, jisai suka 2 velenus diržo pagalba. Ir prasukimai taip pat yra 2 motorai, tokie nedideli, per diržą taip pat prasukami. Ir su sena juosta ne visada pavyksta ją prasukti iki galo. Turi jie tokią bėdą. Aš bandau juos tobulinti. Škyvą ant motoro škyvą dedu šiek tiek mažesnį diametrą. Ir greitis šiek tiek sumažėja, bet jėga padidėja, tuo būdu ir geriau suka tada. Taip, ką jisai, galim pažiūrėti, sustabdyti, čia atsidaro, čia kairiai 3 galvas, dešiniai 3 galvas, paspaudžiam, nusileidžia, labai patogu uždėti juostą, niekas netrukdo, tiesiai, ištempiam, uždedam ir paskui užsitraukia, jisai ten į viršų ir tada galim naudoti. Šitas Akai grotuvas kažkur tai buvo pagamintas, aš dabar tiksliai neprisiminsiu kokie metai, bet kažkur apie 800 metus tikriausiai, su elektroniniu tablo. Jo dažniai yra nuo 25 iki 31 herco dažniai. Labai geras grotuvas, labai gerai rašo. Tas pats, kai Akai GX747, praktiškai jie vienas kitą atitinka. Geras labai grotuvas. Vienintelė, aišku, problema tie motorai per diržą, kad prasukimai. Bet taip, jisai yra puikus grotuvas, gerai atrodantis, čia toks dangtis susidaro. Pamatot, gražiai labai padarytas, tikrai. Tai va. Ką galiu papasakoti apie Pionierių RT 707. Šitas grotuvas turi 4 galvas. Jisai groja ir į dešinę, ir į kairę, reversinis yra, bet rašo tik tais į dešinę. Jau tada jums reikės apversti įrašant rites. Paskui kas dar? Jisai turi funkciją, kad galima pagreitinti tiek sukimą motoro greitį juostos, palėtinti, pagreitinti. Akai jis neturi tos funkcijos. Ten yra tie, kaip mes vadinam, klasikiniai valytuvai, rodantis, o čia yra elektroniniai Akai. Tai va. Pionierius 707 turi klasikinį grotuvo funkcijas, jisai turi 2 tiesioginiai sukančius motorus, tai čia su prasukimais nėra jokių problemų, suka labai gerai, greitai, taip pat turi juostos sukimo tiesioginį motorą. Ir ką jums pasakyti? Ką jums daugiau čia apie juos papasakoti? Abu gražus. Tiesa, Pionierius 707 turi nuo 25 iki 28 Hz dažnį. Tai va, į ką jums dabar reikia. Aišku,
Jeigu kartais sumanytumėt, tai aš juos parduodu. Galima juos nusipirkti pas mane. Akai 7, aš parduodu už 700. Kaip sakiau, viskas dailutis, gražutis, viskas nušveista, nupoliruota, sutepta, pakeisti diržai. Ir aš už jį noriu 700. O jeigu dar pageidautumėt distancinį vėlinį, šį yra originalas prie jo, tai dar būtų 100 eurų. Tai va, galite įsigyti. Labai geras grotuvas. Pionierius RT 707, kaip sakiau, reversinis. Tai va, jisai kainuotų pas mane 1000 eurų. Va. Tai jeigu jums domina, kreipkitės. Mano kontaktai a.laurūnas@gmail.com. O jeigu reikia kažkokio patarimo, taip pat kreipkitės. Ir aš jums nemokamai patarsiu apie tuos grotuvus, jeigu ištiks kokias bėdas ar dar kažkas. Blogiausiu atveju galiu juos suremontuoti, bet ne visada turiu laiko, nes turiu labai daug savo ten projektų, daug grotuvų. Man labai įdomu su jais dirbti ir tikiuosi jūs, jeigu įsigysit, jūs prisiminsit, kaip tai buvo nuostabu turėti juostinį grotuvą ir džiaugtis muziką. Tai va, viską pasakiau tik ką. Tada ate, čia buvo Laurūnas.